Šią akimirką kalbamės atsakinėdami į klausimą, kaip organizacijos kultūra veikia darbuotojų elgseną bei rezultatus. Ir mano supratimu, kad aiškinantis arba atsakinėjant į klausimą, kaip organizacinė kultūra ir vertybės veikia darbuotojų elgseną ir rezultatus, nėra kad didelių paslapčių. Aš manau, kad didelė dalis žmonių mes žinome ir gyvename su tuo, kad tose organizacijose, kuriuose žmonės jaučiasi geriau, jie dirba geriau. Į tą jaučiasi geriau sudėkime labai skirtingus dalykus. Aš labiau įsitraukęs, aš labiau smalsaujantis, man labiau įdomu, aš esu labiau žingeidus ir taip toliau ir panašiai. Ir tuomet elgiasi arba dirba geriau irgi įsidėkime įvairiausius skirtingus dalykus. Ateina anksčiau, išeina vėliau, padaro dalykus, neprašome, taip toliau ir panašiai. Bet pagrindinė mintis arba žinutė yra ta, kad ten, kur darbuotojai jaučiasi geriau, jie dirba geriau. Ir tada, kada tam tikrą akimirką mes galime savo darbe šnekėtis apie organizacijos kultūrą ir vertybės, tai yra dalykai, kurie atsako į klausimą, kaip vieni su kitais elgdamiesi, mes ketiname šitoje organizacijoje tvarkyti reikalus. Ir tada, kada mes turime galimybę tarpusavį šnekėti ir susitarti, kokiais principais vadovaudamiesi, kokiomis vertybėmis, kokias elgsenas liudydami vieni kitiems mes ketiname elgtis, mes gaunam galimybę pasirūpinti, kad tai būtų ta aplinka ir ta organizacinė kultūra, kuri mums leidžia jaustis komfortiškai, automatiškai dirbti efektyviai ir rezultatyviai. Vienas dalykas, kurio noriu pasidalinti nuo savęs, kad lygiai taip pat kaip didžioji dalis žmonių dalyvaudami mokymuose pas mūsų organizaciją arba pas mane asmeniškai, tai aš lygiai taip pat papuolu į mokymus ir man kažkaip yra įstrigusi viena tokia akimirka, kada mokymo metu žmogus, kuris mane veda ir lydi per procesą, užduoda klausimą, prašydamas pasimti popieriaus lapelį ir užrašyti skaičių 24. 24 yra 24 valandos paroj. Tada sako, atimk, Deividai, tą valandų skaičių, kurį tu atiduodi miegui. Aš minusuoju ir tuomet gautą valandų skaičių, sako, padalink, Deividai, į tas valandas, kurias praleidi darbe ir tas valandas, kurias praleidi namuose su savo brangiausiais artimiausiais draugais arba šeimos žmonėmis. Ir tada, kada tam tikrą akimirką aš pamatau, kiek valandų aš praleidžiu darbe, suprasdamas, kad dirbu 20 ir daugiau metų tame darbe, iš kurio aš ateinu, man kažkaip nebesigauna sakyti, kad aš darbe praleidžiu tam tikrą valandų arba dienų skaičių. Ne. Sąžiningai mes darbe praleidžiame metus, dešimtmečius ir didelę dalį savo gyvenimo. Ir man tada yra juodai ne tas pats, kaip jausdamiesi mes tokią didelę savo gyvenimo dalį darbe leidžiame. Tai organizacijos kultūra ir vertybės man yra elementas arba elementai, kurie leidžia susitarti, kaip mes tvarkysimės reikalus vieni su kitais, kad tai dideliai darbui dedikuoti gyvenimo dalį mes galėtume atnešti tokį komfortą, tokį džiaugsmą, tokį įsitraukimą ir tokį laimingumą, kokio labiausiai norisi.